Dar vienas katinas. Straipsnį Andrius pavadino "Kiek jie dar mus žudys". Įsibėgėjęs rašyti, staiga prisiminė iš tėvo kažką girdėjęs apie Dzūkijoje siautėjusį driežą. Bet ką girdėjo? Ir tuoj pat pakėlęs ragelį surinko tėvo tarnybinio telefono numerį. Papasakojęs istoriją, kurią teko tirti, paklausė. Ta vaikiną nužudžiusio vyriškio pavardė Katinas. O jo tėvas pokario metais naktimis iš miško išlįsdavo ir žmonės žudė. Jis tada buvo driežu pasivadinęs. Ar tau nieko neteko apie tokį padarą girdėti? Sakai, driežas? Atsiliepė tėvas. O tu pameni mokytoją Juozą, kuris tau istoriją dėstė? Tai žinoma pamenu. Ir tik gerų žodžių miniu. Ypač mylėjome šį mokytoją už tai, kad jis su mumis neretai pasišiaušusiais paaugliais maksimalistais bendraudavo kaip su bendraamžiais. Na, tada žinok. Šio mokytojo tėvus ir mažą sesutę nužudė būtent driežas. Mokytojas man sakė, kad tas, kaip tu įsireiškiai, padaras, pagaliau buvo sugautas ir nuteistas kalėt berods gal 20 metų. Tiek metų po jo suėmimo jau seniai praėjo, tai gali būt, kad jis, prispaudęs po užpakaliu pražilusią uodegą, kažkur ir gyvena tarp mūsų. Na, o sūnus? Na kągi, ne veltui sakoma, kad obuolys nuo obels netoli rieda. O tuo metu Lietuvoje jaučiamas naujų, dar nelabai suvokiamų, iš kurios pusės pučia vėjo dvelksmas. Visur varpais skambaliuojamas neįprastas rusiškas žodis perestroika, kurį pirmiausiai Maskvoj permainų ištroškusiom miniom mestelėjo apderta kaktis Gorbačiovas. Netrukus šitas žodis jau maloniau skambėjo lietuvio ausiai pertvarka. Kągi tada reiškia lietuviam pertvarka? Na, pirmiausia buvo manoma, kad LTSR taps labiau savarankiška. Pati galės tvarkytis savo gyvenimiškame kieme ir kad nereikės lakstyti į Maskvą, norint išspręsti net ne itin svarbų klausimą. O viena apsukri politikierė visai respublikai autoritetingai patriubijo, kad netrukus Lietuva taps ta karvė, kurios galva bus Rusijoje. Ji ten sočiai ės, o tešmuo liks Lietuvoj ir už spenių tampomas duos tiek riebaus pieno, kad jame tiesiog maudysimės. Ir nuvilnijo lietuvėlės gojais ir laukais, miestais ir kaimais, neišsenkanti patriotiškumo banga. Lietuva! Lietuva! Lietuviais esame mes gimę, kelkime, kelkime. Ta banga tai nuostabus reiškinys. Būtina save gerbti ir mylėti. Deja, sunku buvo suvokti, kogi siekiant jos paviršiaus suputom iškilę didžiausi rėksniai. Tai paaiškės tik gerokai vėliau. Mėgo Romas mokslo metam pasibaigus su būreliu mokinių į turistinius žygius leistis. Keliavo pėsčiom, suko dviračių pedalus, bet štai kartą kilo mintis nuvykti į Jurbarką, susikalti ten didelį plaustą ir leistis juo nemunėliu iki pat Kuršių marių. Antroji birželio pusė pasitaikė saulėta, retas baltapūkis debesėlis surizikuodavo paklaidžio dangaus žydrybėje. Ir nusistūmė nuo kranto ties Bišpiliu susikaltą plaustą direktoriaus vadovaujama keliauninkai leidosi Smalininkų linkui. Turistiniuose žygiuose visokių nuotykių pasitaiko. Antai, tada, kai jis su mokiniais dviračiais nukeliavo į Kaliningradą, įsiminė savotišką šeštoko Justino avariją. Vaikinas vežė prie bagažinės pririštą nuo laužų dūmų pajuodavusi komandos katilą, kuris pačiame Kaliningrade judrioj gatvėj sumanė atsirišti. Justinui bevažiuojant, jis ne tik nušoko nuo dviračio, bet ėmė ristis nuokalnėn einančios gatvės viduriu, keldamas pavojų mašinų vairuotojui. Buvo vargo tą katilą gaudant, bet po to, kai jis buvo sugautas ir dar tvirčiau pririštas, komanda raitėsi ant pievelės iš juoko. Bet eiti pėstiem arba keliauti dviračiais viena. O plaukti savo darbių laivu
visiškai kitas malonumas. Jau praplaukė Smalininkus, Viešvilę, Rambyno kalną, jau tolumoje ėmė reikšti Sovietsko kaminiai. O čia tas pats Justinas paklausė direktorius, ar leistų jam iššokti į vandenį ir paplaukioti paskui srovės nešamą plaustą. Įdomu, o kodėl būtent paskui plaustą? Palauk gal. Priplauksim Sovietską, išlipsim į krantą papietauti, tada galėsi ir pasimaudyti. Bet mokytojau, aš dabar noriu, labai jau karšta. Na, kad taip jau nori, tai nerk. Bet plaukti turi tik paskui plaustą. Gerai, mokytojau. Meistriškai nėrė Justinas į Nemunėlio vandenis. Iškilo, vėl nėrė, vėl ir vėl. Ir staiga visa ant plausto tupėjusi ir plaukiko niurkus stebėjusi komanda prapliupo tokiu juoku, kad netoliese skraidęs žuvėdrų būrelis davė garo link kranto. Panardęs Justinas plaukė paskui plaustą, o vandens paviršium pasisiubuodami įvijosi keli rusvi dešrigaliukai. Vargšas Justinas. Labai drovus jis buvo, neišdrįso mergaitėms girdint paprašyti greičiau priplaukto prie kranto, kad prispirtų gamtinių reikalų į krūmus galėtų nudumti. Štai ir sumanė vaikigalis tuo spiriančiu kroviniu vandenyje atsikratyti, tik nesuvokė jis, dar fizikos nesimokinęs, kad toks krovinys nelinkęs skęsti. Jis įkyriai plaukė vandens paviršium paskum. Ir būtent tuo metu, kai visa Lietuva puolė mitinguoti, Romas prisiminė tą nevykėlį plaukiką Justiną, pademonstravusi, ką banga gali iškelti į paviršių. Kad į mitingus ateina permainų trokštantys žmonės, tas suprantama. Bet kasgi tie oratoriai, į tribūnas lipantys ir savo vedliais vaizduojantys? Pas jį į kabinetą įeina lietuvių kalbos mokytoja Irena. Veidas švyti, rankose pluoštas sąsiuvinio. Direktoriau, tik paskaitykit, kokie nuostabūs mūsų mokiniai, kokie patriotai. Aš liepiau jiems parašyti rašinį temą, kas man yra Lietuva. Ir mano 10-okai parašė geriau, negu aš tikėjausi. Nu, visus rašinius aš tikrai neperskaitysiu, gal atrinkit kokį vieną. Gerai, direktoriau, tuoj surasiu. Ir pasikuitusi sąsiuvinių pluoštę padavė vieną. Tai Redos Zibaraitės. Perskaitė Romas šios gabios ir visose mokyklos renginiuose spėjančios dalyvauti merginos rašinį. Ir susimastė. Žinoma, mintys jame tikrai gražios, bet vis dėlto Reda labai jau saldžiai patuščiai žodžiavo. Per daug saldžiai. Čia Lietuvoje ir upės gražiausios, ir miestai kaimai dailiausi, ir gėlės tik čia taip svaiginančiai kvepia, ir žmonės ne tik geriausi, bet ir dvasingiausi. Na, kągi, jaunas dar į savarankišką gyvenimą neįžengęs žmogus taip gali parašyti. O gal tegu taip ir rašo? Gal taip ir reikia rašyti tuo metu, kai aplink blaškosi putojančios atgimimo bangos. O svarbiausia, mergina rašo, kad niekad nei už jokius pinigus neiškeis Lietuvos į kitą šalį. Tai akivaizdaus patriotiškumo išraiška. Į pensiją išlydimas daug metų mokyklai atidavęs fizinio lavinimo mokytojas. Pasitraukė į staiga, netikėtai, nors dar galėtų dirbti ir dirbti. Sako, palaidesni darosi mokiniai, sunkiau tvarkytis. Jie dabar maudosi tose atgimimo bangose, kuriuose mato laisvę ir pamokų metu. Mokslo metų vidurys, laisvą kvalifikuoto pedagogą tokiu laiku sunku rasti. Kol kas pavaduoja stumdo žemesnių klasių tvarkaraštį, o vyresnėse dabar jau vienintelis fizinio lavinimo mokytojas kartu dirba ir su merginom, ir su vaikinais. Jį vėl kabinete aplanko mokytoja Irena. Šį kartą be rašinių. Sako, norinti dėl savo vyro pakalbėti. O jos vyras, pasirodo, yra baigęs Kūno kultūros institutą. Dirba didmiestėje futbolininkų komandos treneriu. O klausimas konkretus. O gal direktorius sutiktų įdarbinti Aloyzą, fizinio lavinimo mokytojo? Tai kur jūs anksčiau buvot, klausė Romas. Čiagi auksinė mintis. Kuo greičiau kvieskit vyrą, aš jį tuoj pat įdarbinsiu. Deja, neturėjo tokiuose reikaluose Romas patirties.
Nebejojo, kad jei Irina yra pareiginga ir rimta mokytoja, tai ir jos vyras toks pat. O tas katinas maišė savo aštriais dantim nemažai jo nervų išdraskys, bet tai dar ateitis. O kol kas direktoriui skubiai reikalingas fizinio lavinimo mokytojas. Aloyzas, vyriškis iš stuomens ir liemens. Atrodo sportiškai. Jis pasiruošęs tuoj pat griebti jautį už ragų, nors mokykloje nė dienelės nedirbęs. Na kągi, tada pirmin, o priedas prie pamokų dar ir auklėjamoji 6 klasė. Na, dantų tas katinas dar nerodė, bet kad jam netiek rūpėjo darbas su mokiniais, kiek atlyginimas, Romas pastebėjo jau netrukus. O jo atlyginimas menkas. Išgirdo kartą direktorius pamokos metu triukšmą sporto salėje ir neiškentęs nuėjo pažiūrėti, kasgi ten dedas. Mokiniai laksto, kūlius verčia, stumdosi ir lyg gnaibomi rėkia. O kurgi mokytojas? O jis pasirodo kažkur išėjo, o vaikam liepė pabūti salėje iki skambučio į pertrauką. Kai Romas pasikvietė ką tik iškeptą mokytoją pasiaiškinti, buvo įsitikinęs, kad šis pasakys, kokiugi svarbių reikalų buvo išbėgęs ir nustebo išgirdęs. Mokiniam daviau užduotį, o jie atliko per 30 minučių. Tai ko man toj salėje tupėti? Ir teko tada šiam pradedančiajam pedagogui aiškinti, kad pamokos trukmė 45 minutės ir kad visas šias minutės jis privalo skirti produktyviam darbui. Lyg ir suprato Aloyzas, kas jam buvo pasakyta, bet jau kitą savaitę, prasidėjus 6 pamokai, Romas vėl susidūrė su jo keistenybėm. Išėjęs į mokyklos kiemą, direktorius pamatė mokytoją. Kaip suprast, juk jis turi pamoką, berods 8 klasėje. Pažvelgęs į tvarkaraštį suprato, kad neapsiriko, bet mokinių nei klasėje, nei salėje nerado. Kai kitą dieną paklausė Aloyzo, kodėl jis nepravedė 8 klasėje pamokos, šis atsakė. O tai 8-okai praeitą pamoką gerai pratimus atliko, todėl aš jiem pasakiau, kad kitos pamokos nebus, galės būti laisvi. Bandė Romas aiškinti mokytojui, kad taip daryti negalima, nevalia, kad pamoka šventas dalykas. Bet šis netikėtai parodė turys aštrius dantis. O man nemažiau, negu jūsų pamokos, reikalingos treniruotės. Aš sportininkas ir perspektyvus sportininkas. Na, tada taip. Jei dar kartą savavališkai nepravesit pamokos, kirpsim nuo atlyginimo, o jeigu nepadės, dar ir nuobaudą pelnysit. Oi, kaip piktai jis blykstelėjo akim ir drėbė. O su kažkokiu vyru alų geriant. Jei pabandysit apkarpyti atlyginimą, susitiksim teisme. Romo tėvas tokiais atvejais mėgdavo sakyti, šitau Magdė ir žuvis. Jisgi po to, kai Aloyzas su trenksmu iš kitos pusės uždarė duris, tarė, šitau direktoriau, ir katinas maišė džiaugės. Pavasarį gerokai atšilus buvo organizuotos rajoninės jaunesnio amžiaus moksleivių lengvosios atletikos varžybos. Nustebo direktorius, pamatęs Aloyzo parsivežtą garbės raštą už 1 vietą. To dar nebuvo, o juk anas pensijon išėjęs mokytojas dirbo nekiek neblogiau. Varžybose dalyvavusius vaikus direktorius pagyrė, mokytojui pareiškė padėką. Viskas buvo gražu iki direktorių pasitarimo. Jam pasibaigus, prie Romo priėjo gretimos gyvenvietės mokyklos direktorius ir paklausė. Ir kaip tavo mokinukams šį kartą pavyko visus nurungti? Žinai, aš tas varžybas stebėjau ir stebėjausi. Ir kodėl tavo mokiniai savo amžiaus grupiai visą galvą už kitų mokyklų vaikus didesni? Atverk paslaptį, kogi jie maitinasi? Ir nusijuokė ant motociklo sėsdamas. Negera mintis tada dingtelėjo Romai, nejaugi. Sugrįžęs pasikvietė 3 varžybose dalyvavusių mokinių ir liepė pasakyti, kaipgi jiems pavyko visus varžovus nurinkti. Šie 8-okai iš pradžių bandė sukt uodegas, bet netrukus prisipažino,
Mokytojas kiekvienam įteikė iš 6 surinktus gimimo liudijimus ir liepė įsimint pavardę, kuria prisidengęs jis varžysis. Taigi nugalėjo kitų mokyklų moksleivius Romo mokyklos dičkiai, 2-3 metais vyresni už nugalėtosius. Ir vėl teko direktoriui kviestis pokalbį Aloyzą ir vėl nustebo išgirdęs jo balse metalą. Jūs turite džiaugtis, kad pagaliau ir šios mokyklos komanda sugebėjo užimti 1. vietą. O kaip ji ją užėmė, visai nesvarbu. Betgi varžybas turėjo važiuoti 5 ir 6, su sau lygiais kovot. Maža kas turėjo važiuoti. Negi jūs nesuprantat, kad sporte svarbiausia laimėti? Ir tai galima daryti nesąžiningai, apgaulės būdu. Jūsgi mokytojas, pedagogas, auklėtojas, o mokot vaikus meluoti. Dar kartą sakau, sporte svarbiausia pergalė. O jeigu jūs to taip ir nepajėgėt suprasti, nekiškit savo nosies į sporto reikalus. Klausėsi direktorius 1 metus mokytojaujančio žmogaus žodžių ir niekaip negalėjo suprasti. Kaip galėjo priimti jį į tokį atsakingą darbą? O juk jo tokiam sporto teoretikui kabutėse nebuvo galima leisti net artintis prie mokyklos slenksčio. Kodėl priimdamas šį, ne katiną, o lūšį maišę, jis taip žiauriai apsiriko? Kodėl taip aklai patikėjo lituanistės Irenos žodžiais, kad jis perspektyvus, bus ir geras mokytojas? Dabargi beliko Aloyzui pasakyti tai, ką reikėjo pasakyti. Ir jis pasakė. Gal sporto reikalų aš ir nesuprantu, tačiau dėja supratau, kad jums mokykloje ne vieta. Aš būsiu priverstas jūs atleisti. Pabandykit. Aš berods jau sakiau, kad ir teisme galim susitikti. To norit? Bet jei kalbėt draugiškai, tai per daug nešokinėkit. Po jūsų vadovaujančių užpakalių gali ir kėdė subraškėti. Šiuos Aloyzo žodžius Romas priėmė jau kaip šaltą dušą. Stengdamasis susivaldyti, atsistojo ir paprašė išeiti. Dingtelėjo mintis. O gal ir šio pedagogo, kabutėse smegeninė, jau praskalavo kol kas dar sunkiai suvokiamo atgimimo bangų putos. Sportininkas. Vakare eidamas į parduotuvę, Romas pamatė skverelėje susirinkusį būrelį žmonių. Stabtelėjo. Kasgi nutiko? Gal nelaimė kokia? Netrukus suprato. Čia vyko tai, prie ko dar buvo sunku priprasti. Taigi žmonės atėjo prie gatvės triukšmadarių pasiklausyti. Negi neįdomu išgirsti, kągi jie nuo rusiškų lenciūgų nutrūkę rėkauna. Ne šiaip sau rėkauna. Ir pakyla jam paruošta. Stalas, norint ant kurio patekti, pirmiau reikia ant kėdės užšokti. Kalba drožia jaunas bernužėlis. Jis mikčioja, tad sunku pagauti šio oratoriaus mintį. Bet štai ant stalo mikliai strikteli aukštas vyras. Aloyzas. Į pedagogo vežimu per klaidą įšokęs sportininkas. Negi ir šitas tapo revoliucionierium, suskubo versti valdžią ir vesti miestelėnus į šviesią ateitį. Romas stebisi. Jo kadras kalba gana rišliai ir net vis gausėjančios minios aplodismentų sulaukė. O metais įminė tai, ko įlaukė ir tiesiog gaudo. Komunistai vagys, juos reikia išvaikyti, o gal ir prie sienos pastatyti. Greit Lietuvą pradės savarankiškai valdyti ne parsidavėliai, o patriotai. Tada atgimusi tauta pateks į rojų ir gyvens kaip amerikonai. Minia skanduoja. Vagis, lauk, Lietuva Lietuvai. O Aloyzas, kiek palaukė, savo ugningą kalbą pratęsė. Bet ką jis dabar paisto?
Pasirodo, ir toje mokykloje, kur oratorius dirba, dvokia komunistais. Direktorius toleruoja pasenusius metodus, vengia naujovių, o svarbiausia, terorizuoja jaunus mokytojus, neleidžia jiems savarankiškai reikštis. Minia nedelsdama atsiliepia: direktorių lauk! Lietuva, Lietuva! Parėjęs apie tai, ką matė ir girdėjo, papasakojo Verutei. Ši lyg ir ramiai išklausė, bet nubraukė ištryškusią ašarą. Pasakė: o mano auklėtiniai šiandien prieš pirmą pamoką nuėmė virš lentos kabojusi Lietuvos herbą ir įmetė į šiukšlių dėžę. O tu? Nu, aš vėl jį pakabinau. Na kągi, tu teisingai pasielgiai. Tarybų Lietuvos herbas dar nepakeistas kitų, jis dar galiojantis. Tačiau, manau, tavo auklėtiniai jau nujaučia, kurie linkme įvykiai pasisuks. Ir aš nebejoju, kad vietoj šio herbo netrukus pakabinsim prieš karinę, tai suprask, lietuvišką vytį. O ką tu galvoji su Elaizu daryt, klausė žmona. Gal to vertėtų su Irena pasikalbėti? Ne. Dabar jau jokios kalbos nepadės. Dabar daugumos galvos taip visokių Aloizų susuktos, kad jie tik mitinguojančius rėksnius ir girdi. Ne, norint pakreipti Lietuvos gyvenimą, kaip jie sako, šviesios ateities linkui, reikia kitą kelią pasirinkti. Svarbiausia, ne agresyvų, vieninti, nepriešinantį žmonių. Deja, prisiminę Kudirką ir giedodami vienybė težydi, mitinguoja tie tiesiog kraujo reikalauja, kraujo. Ir bijau, kad jis gali būti pralietas. Kasdien po pamokų Verutė pasakoja vyrui, kaip praėjo darbo diena. Ta žaidimas su herbu tęsiasi. Jie, jos 10-okai, jį nuima ir į šiukšlių dėžę įmeta, o ji vėl jį pakabina. Žaidimas vyksta tyliai ir jai, ir jiems nematant, bet jai jis didžiulė nervų įtampa. Ji auklėja šios vaikus nuo 5 klasės. Kai buvo pionieriai, įdomias sueigas, žaidimus su jais ruošė. Kai tapo komjaunuoliais, padėjo parinkti įdomias temas susirinkimam. Kvietė juos nusipelnusius Lietuvai žmonės. Komjaunimo susirinkimų jau nebėra. Visi auklėtiniai nusisengė ženklelius su Lenino atvaizdu, o kur jų bilietai, Verutė neklausė. Jų reikalas. Ji vos ne už rankučių vedė juos iš klasės į klasę, artimai bendravo su tėvais. Klasės diskotekų metu išmokė jūs dainuoti ne vieną melodingą rusišką dainą. Vasarom leidosi į turistinius žygius, rudenimis talkino artimiausiam kolūkiui nuimant derlių. Ir štai dabar Verutė pajuto, kad tarp jos ir auklėtinių atsirado nematoma, bet vis labiau tvirtėjanti siena. Ir tai pirmiausia todėl, kad jie buvo lietuviai, o ji rusė. Nors atrodytų, dar vakar jie kalbėjo apie tautų draugystę. Klasė susirašinėjo, nekivaizdžiai susidraugavo su vienos Rusijos mokyklos klase. Ir jos pamokos jau tapo nebe tos. Lyg ir ruošia mokiniai rusų kalbos ir literatūros pamokoms namų darbus, vis dar neblogai atsakinėjo, tačiau Verutė jautė, kad rusų rašytojų literatūra jiem darosi nepatraukli, todėl kad ji rusų. O į savo auklėtoją jie pradėjo žiūrėti kitaip, būtent todėl, kad ji gimė toj tautoj, kuri kasdien buvo vis labiau niekinama. Verutė tik vieną kartą buvo nuėjusi į mitingą ir kai išgirdo rėkiant "Rusai, lauk iš Lietuvos!", sugrįžo apsiašarojus. Gal čia gyvenantys rusai ir išvyks, tokių rėksnių prisiklausė. Bet ką daryti jai? Jigi lietuvio žmona. Ji daugiau nei pusę savo gyvenimo praleido Lietuvoje. Savo šaknim giliai jo žemėje augo. Čia pagimdė sūnų, išmoko lietuvių kalbą ir tapo tarp jų sava, tarp lietuvių sava. Tad kodėl dabar jie turi išsinešdinti? Pagaliau neiškentusiai vyrui sako: na, viskas, gana. Pasibaigs mokslo metai ir pasitrauksiu iš darbo. Juolab jau ir pensininkė po pusmečio būsiu. Taip jiedu ir susitarė.
Sunerimęs vaikščiojo ir istorijos mokytojas Juozas. Jis už tautos atgimimą, bet jam nepriimtinas jo agresyvumas. Tokiai mažai, kaip lietuvių tautai jis gali atnešti daug bėdų. Mokytojas dažnai užeina pas direktorių. Suradę laisvesnę valandėlę jėdu ir šachmatai susirėmė ir politinius reikalus aptarė. Abudu jie supranta, kad tauta nori būti nepriklausoma. Bet juk nepriklausomybės link galima eiti ir be to didžiulio triukšmo, bei žaidinėjimų. Juozą mokytojai vadina krapštuku. Jis mąstanti, ieškanti asmenybė. Jis nemėgsta primesto fakto, kuris nėra rimtai pagrįstas. Juozas buvo nuvykęs pastovėti Baltijos kelyje. Pasidžiaugė, pamatęs gausybę žmonių, bet grįžęs tuoj pat nuėjo pas direktorių. Ar mato čia knygelę? Paklausė, paduodamas suokalbį. Suokalbį kabutėse. Ne, neteko matyti. Ką tik išleista? Prieš mėnesį. Ir kokiu dideliu tiražu? Net 100 000 egzempliorių, 3 kalbom. Aš pritariu politinių dokumentų viešinimui, bet tai galima daryti tik tuo atveju, jeigu jie tikrai yra dokumentai, jeigu jie nekelia jokių abejonių. Na ir kas jums kelia abejonės? Pacituosiu tik vieną įžangos, kurią parašė sudarytoja sakinį. Šiandien spausdindami sutarčių ir protokolų kopijas, jų nekomentuojam. Na, kad nekomentuoja gerai, bet atkreipkite dėmesį į tai, kad kalba eina apie kopijas. Įsivaizduokit banalią situaciją. Vidurinę mokyklą baigęs ir norintis aukštąją mokyklą įstot vaikinas priėmimo komisijai pateikia ne patį brandos atestato kopiją. Jam pasakys, kopija ne dokumentas. O čia tiesiog kosminių tiražų spausdinamos kopijos, kurias sudarytojas vadina dokumentiniais liudijimais. Ir nė žodžio apie tai, kad nei Tarybų sąjungos, nei Vokietijos archyvose istorikam nepavyko surasti taip vadinamų papildomų protokolo originalų. O jeigu nėra originalų, tai kaip galima tikėti kopijom? Ir dar man teko girdėti, kad Molotovas visada pasirašinėjo tik rusiškai. O štai šioje knygutėje išspausdinti keli vokiški tekstai, Molotovo pasirašyti lotyniškom raidėm. Kas čia dabar? Tai negi jūs manot, kad knygutėje pateiktos klastotės? Na, aš nelinkęs taip manyti, bet kaip matot, kai kokios abejonės man iškilo. O daugiau jokių abejonių nėra, paklausė Romas, norėdamas sušvelninti pokalbį. Tačiau mokytojo atsakymas privertė jį suklusti. Atsakysiu kitaip. Kopijų atsiradimas, tikiu, dar bus ištirtas. Tačiau man didelį nerimą kelia kai kurių sąjūdžio vedlių pasisakymai. Turiu omeny pokario temą. Lyg ir viskas buvo sudėliota į savo vietas, viskas buvo aišku. O dabar tų įvykių vertinimą bandoma apversti aukštyn kojom. Kas buvo taikių gyventojų žudikai? Buržuaziniai nacionalistai, paprašiau banditai. O kaip juos dabar pradėta vadinti? Pasirodo, tai buvo idealistai, partizanai, kovoja už laisvę Lietuvą. O kaip dabar pradėta vadinti liaudės gynėjus, kurie liejo savo kraudą, gaudinami banditus? Jie tapo stribais, kažkokiais bukapročiais galvažudžiais savo tautos išdavikais. Negi nesupranta tie atseit pokario įvykių žinovai, kad jie sėja baisų vėją. Juk Lietuvoje gyvena tūkstančiai žmonių, kurių artimuosius išžudė banditai. Jiems tie žudikai niekad netaps didvyriais, kovotojais už Lietuvos laisvę. Kągi, apie tai Romas pagalvodavo, nes daug baisių istorijų buvo girdėjęs. Ir tėvas jam buvo pasakojęs, kad jį naktimis lankė ne tik miškinius vaidinę saugumiečiai, bet ir tikri miškiniai. Jie grasinę jam, reikalavė įvairių duomenų, pasitraukimo iš užimamų pareigų, galbūt Sibiras ir išgelbėjo šeimą nuo susidorojimų. Pertraukos metu koridoriui Romas sutinka lituanistę Ireną. Mokytoja sako, norinti su juo pasikalbėti. Pakvietęs į kabinetą išgirsta. Visai pablūdo tas mano Aloyzas. Jei anksčiau visos jo kalbos sukosi aplink sportą, tai dabar iš jo girdžiu tik apie sąjūdį, nepriklausomybę, atgimimą, o baisiausia kerštą. Nors pats nelabai suvokia, kam reikia keršyti ir už ką. Kodėl jums apie tai sakau? O todėl, kad neturiu namuose vyro. Viskas gulant mano pečių.
Na gal pakalbėtume direktoriau su juo. Gal jūsų paklausys. Gal dar ne visai protą prarado. Deja, mokytoja. Aloyzas netoks žmogus, su kuriuo galima kalbėti. Jūsgi žinot, kad jis vos kojas mokykloje apšilęs ėmė rodyti man dantis. O dabar negi negirdėjo, kad jis ir mane mitingonėse ko neveikia. Apsiverkė mokytoja. Tai išgirdus ir išėjo. Nesuvokė ji, kad greta jos gimė ir skubėjo iš vystyklų išsikabaroti naujos kartos, naujos Lietuvos politikas. Romas kruopščiai seka spaudą. Gaudo kiekvieną iš Vilniaus ateinančią žinią. Lietuvos komunistui vis labiau apspjaudomi ruošiasi 20 suvažiavimui, kurio sprendimo laukia visa Respublika. Suvažiavimas pagimdo sensaciją, partija skyla. Didesnė dalis save pasivadinusi savarankišką, mažesnė platformininkais, neketinančiais nutraukti santykių su Maskva. Tačiau akivaizdu, kad visa tai laikina. Jau netrukus Lietuvoje neliks nei tos, nei kitos partijos, tačiau privis daugybė ir tradicinių ir paskubom sumanytų partijėlių, kurių tikslai bus visiškai vienodi. Kuo arčiau prasibrauti prie valdžios lovų ir kuo skaniau iš jo pavalgyti. Nes vardan tos Lietuvos labai greit taps tik priedanga, kovojant už savo, bet ne už tautos gerbūvį. Po to suvažiavimo istorijos mokytojas Juozas paklausė. Ką darysim, direktoriau? Kurioje partijos keveldroje dabar būsim? Juozas dar tik kandidatas TSKP narius. Bet ta TSKP sparčiai čiuožia nuokalnėn ir Maskvoje, ir kitose respublikose. Tad ar verta būti partijoje be ateities? Aš savo partinį bilietą jokį kitą nekeisiu, sako Romas. Padėsiu į stalčių. Manau, kad mums dabar turi pakakti tos partijos, kuris vadinasi Lietuva. O į naujas besikuriančias tegul eina naujokai, nebuvę vienintelės valdančiosios partijos gretose. Jums pritariu ir aš savo kandidato kortelę pasidėsiu į stalčių. Naktį Romas pabudo keisto sapno sukrėstas. Jis niekada nekreipė į sapnus dėmesio, pabudęs nepajėgdavo prisiminti, ką susapnavo, o čia lyg ir nesapnas, lyg ką tik buvo sugrįžęs į tolimą ir labai keistą praeitį. Jis ilgai važiavo sėdėdamas gyvulinio vagono tamsoje, o išlipęs iš jo naktį ėjo slidžiu ledu, kuris buvo plonas ir visą laiką braškėjo. Ledas nelūžo, tačiau Romą prikėlė būtent baimė, kad jis ims ir lūš ir po jo kojom atsivers mirtimi kvėpuojantį šalto ir juodo vandens eketė. O rytą, įsijungęs radijo imtuvą, Romas išgirdo, kad Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba paskelbė Lietuvą nepriklausomą valstybę.